Sveiki, aš esu Vilius, dirbu Montis Magija parduotuvėje ir šiandien jums papasakosiu, kaip tinkamai išsirinkti miegmaišį. Taigi, miegmaišių yra labai įvairių ir turbūt pirmiausia, ką apie juos reikėtų žinoti, yra tai, kad miegmaišiai pagal šiltumą būna skirstomi į 3 kategorijas. Tai yra vasariniai miegmaišiai, 3 sezonų miegmaišiai bei žieminiai miegmaišiai. Vasariniai miegmaišiai, kaip ir sako jų pavadinimas, yra skirti naudoti vasarą, kada oro temperatūra nenukrinta žemiau +10 laipsnių. Toliau eina šiltesni 3 sezonų miegmaišiai. Su jais galėsite puikiai išsimiegoti rudenį bei pavasarį, kada oras yra vėsesnis ir gali siekti net -kelis laipsnius. Toliau eina šilčiausi, tai būtų žieminiai miegmaišiai. Jie, žinoma, yra skirti naudoti žiemą, kada oras būna itin šaltas ir gali siekti net -15 ar -20 laipsnių. Visų miegmaišių temperatūros yra sužymėtos ant jų pakuočių. Dauguma miegmaišių turi 3 temperatūros rodiklius. Tai yra komforto temperatūra, komforto limitas bei ekstremali temperatūra. Ką tai reiškia? Komfortas nurodo tą temperatūrą, prie kurios miegodami be drabužių jausitės patogiai ir nešalsite. Limitas yra ta riba, prie kurios miegant jau reikėtų apsirengti kažkiek plonesnių rūbų, bet tai neužtikrina, jog miegosite pilnai šiltai. Na, o ekstremali temperatūra yra ta riba, prie kurios miegmaišis jūs dar kažkiek gali apsaugoti nuo šalčio, bet prie tokios temperatūros miegoti tikrai nėra patartina ir turbūt nelabai pavyktų. Temperatūrų rodikliai nėra laužti iš piršto. Dauguma miegmaišių gamintojų naudoja europinį standartą, pagal kurį yra nustatoma, prie kokių temperatūrų miegmaišis dar gali šildyti žmogų. Miegmaišio šiltumas priklauso nuo jo užpildo sudėties ir užpildo kiekio. Tai galime pamatyti žiūrėdami į šiuos 3 miegmaišius, kurie yra identiško šiltumo, tiesiog skiriasi jų užpildas. Užpildai būna 2 rūšių. Būna sintetinis miegmaišio užpildas bei pūkinis. Pirmasis miegmaišis būtų sintetinis, kaip matote, jis yra didžiausias, taip pat ir sunkiausias. Čia naudotas paprastesnis sintetinis užpildas, dėl ko jo kaina bus mažesnė, bet augs dydis ir svoris. Antrasis miegmaišis būtų taip pat sintetinis, tiesiog tai jau naudotas kokybiškesnis užpildas, dėl to, kaip matote, jo dydis yra mažesnis, o svoris nukrenta maždaug pusę kilogramo. Kaip minėjau, jų temperatūros yra identiškos. Na, o trečiasis miegmaišis jau būtų pūkinis ir, kaip matote, didžiausias pūkinio miegmaišio pliusas yra tas, kad jis bus daug mažesnis už bet kokį sintetinį miegmaišį ir taip pat netgi 2 lengvesnis. Taigi, kokie būtų skirtingų miegmaišių užpildų pliusai ir minusai? Na, akivaizdu, kad pūkiniai miegmaišiai bus daug mažesni ir lengvesni, todėl užims daug mažiau vietos jūsų kuprinėje. Pūkas taip pat turi ir savo minusą. Jis yra tas, jog pūkas sušlapęs nebešildo. Vadinasi, jeigu yra tikimybė, kad miegmaišis gaus drėgmės ar netgi tiesioginio lietaus, pūkas tiesiog suglebs ir praras visas savo šiltumo savybę. Sintetika šį minusą atperka. Reiškia, kad net beveik visiškai šlapęs sintetinis miegmaišis galės jūs dar šildyti ir praras tik apie 50% savo šildomųjų savybių. Bet, kaip ir matėte anksčiau, sintetiniai miegmaišiai visada bus didesni ir sunkesni už pūkinius. Kalbant apie vasarinius miegmaišius, kadangi jie yra daug vėsesni, jie bus ir žymiai mažesni. Šitas miegmaišis būtų sintetinis, bet jis yra taipogi labai mažas, tačiau tik tais todėl, jog jis yra vasarinis ir jo miegojimo temperatūros yra tarp 15 ir 10 laipsnių. Žiūrint į žieminius miegmaišius, kadangi jie yra daug šiltesni, jie bus ir žymiai didesni bei sunkesni. Žieminiai miegmaišiai būna skirti naudoti nuo -10 net iki -30 laipsnių temperatūrose, tačiau jų šiltumas, lygiai taip pat kaip ir prieš tai žiūrėtų miegmaišių, visiškai priklauso nuo užpildo kiekio ir užpildo sudėties. Taipogi, pūkiniai žieminiai miegmaišiai bus mažesni ir lengvesni už sintetinius miegmaišius. Nuo miegmaišio išorinės medžiagos priklausys jo tvirtumas bei neperšlampamumas. Būna miegmaišių su visiškai neperšlampama išorinė medžiaga, tačiau jie yra skirti naudoti lauke, be palapinės, kada yra tikimybė, jog ant miegmaišio gali lyti ar kristi sniegas. Dauguma miegmaišių yra gaminama su tiesiog kiek tvirtesnė medžiaga, kad miegmaišis taip lengvai neplyštų kažkur jį užkabinus ar neatsargiau patraukus. Taipogi, beveik visi miegmaišiai yra daromi su minimaliai nuo drėgmės apsaugančia medžiaga. Tai reiškia, jog pirmi vandens lašai patekę ant miegmaišio momentaliai nesigeria. Taip, miegmaišis yra tikrai gan kokybiškai apsaugomas nuo drėgmės. Taipogi miegmaišiai būna 2 formų.
būna mumijiniai miegmaišiai bei voko formos miegmaišiai. Mumijiniai miegmaišiai bus platesni ties pečių juosta bei siauresni ties kojomis. Taip yra mažinamas miegmaišio svoris ir dydis. Voko formos miegmaišiai bus keturkampiai ir tolydūs, todėl galėsite miegmaišį pilnai išsekti ir naudoti jį tiesiog kaip antklodę. Žinoma, dėl to miegmaišys svers šiek tiek daugiau ir užims daugiau vietos. Miegmaišiai būna su užtrauktukais skirtingose pusėse. Tai reikalinga tam, jeigu yra poreikis miegmaišius susekti kartu. Norint susekti du miegmaišius, vienas miegmaišys turėtų būti su užtrauktuku kairėje pusėje, kitas su dešinėje. Miegmaišiai būna skirtingų dydžių. Dažniausiai būna dviejų dydžių miegmaišiai. Tai žmonėms iki 1,85 m ir žmonėms iki 1,95 m. Kodėl yra svarbu pasirinkti tinkamo dydžio miegmaišį? Jeigu miegmaišys jums bus per mažas, jums tiesiog bus nepatogu jame miegoti, o jeigu miegmaišys bus per didelis, jame bus papildomos erdvės, kurią taipogi reikės iššildyti, kad miegmaišys pradėtų kokybiškai veikti. Taip pat gali būti ir vaikiško dydžio miegmaišių, jie žinoma bus trumpesni bei lengvesni. Kalbant apie miegmaišių priežiūrą, reikėtų atsiminti tai, kad jeigu turite pūkinį miegmaišį, jo nereikėtų laikyti suspaustu. Dažniausiai būna pridedami atskiri dideli maišai, būtent miegmaišio sandėliavimui. Sintetiniams miegmaišiams tas nėra taip aktualu, todėl jos galite laikyti tame mažame suspaustame maiše. Jeigu kiltų klausimas, kaip taisyklingai sudėti miegmaišį maišą, pirmiausiai nereikėtų jo niekai specifiškai lankstyti, nes lankstant miegmaišį per tas pačias vietas, ilgainiui jis gali ten greičiau išsidėvėti. Taip pat, bet kaip į maišą sugrūstas miegmaišys užims mažiau vietos. Kaip matote, taip miegmaišį sudėti į maišą yra netgi kiek paprasčiau. Dauguma miegmaišių turi kompresmaišius. Kompresmaišis tai yra toksai miegmaišio maišas su dirželiais, kurių pagalba miegmaišio tūrį galima gan smarkiai sumažinti. Kad tai padaryti, reikėtų miegmaišį prispausti su koja prie žemės ir gan smarkiai užtraukti tuos dirželius. Dirželių tiesiogiai laikant miegmaišio traukti negalima, nes taip galime tiesiog suplėšti kompresmaišį. Kaip matote, jo pagalba miegmaišio tūrį gan smarkiai sumažiname ir dabar jisai jums užims daug mažiau vietos. Taigi, miegmaišiai būna pūkiniai ir būna sintetiniai. Pūkiniai miegmaišiai bus daug kompaktiškesni ir lengvesni už sintetinius, todėl užims mažiau vietos. Bet jeigu jums tūris nėra toks aktualus, pavyzdžiui, keliaujate automobiliu, galite rinktis sintetinį miegmaišį, kuris jums atsieis daug pigiau ir gali turėti labai panašias charakteristikas į pūkinį miegmaišį. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad prie gero miegmaišio yra reikalingas atitinkamas kilimėlis priklausomai nuo šiltumo. Apie kilimėlius pakalbėsime kitame vaizdo siužete. Tikiuosi, ši informacija jums buvo naudinga ir dabar galėsite išsirinkti labiausiai savo tinkamą miegmaišį. Taigi, linkiu jums sėkmės kelionėse ir iki pasimatymo kitose video siužetuose.